Taigi, sveiki, sveiki, linkėjimai iš Šventosios. Atvažiavau į Šventąją pagrot, pamuzikuot, o čia oras, kaip ir visoje Lietuvoje, tikras rudenėlis. Tai sakau, reikia dabar eiti iki senojo molo ir pažiūrėti, kaip ten reikalai ir kažką gražaus nufilmuoti. O tuo tarpu galim pažiūrėti, kas čia vyksta. Čia Volungė. Volungiai dainuoja Virgis. Jisai čia pastovus etatinis dainininkas. O, važiuoja paršeliai, paršelių rojus. Paršeliai. Kažkuria dieną su paršeliais padarėm tūsą, jie pašoko, aš padainavau. Ačiū. Nu, alėja visiškai rami. Nieko nevyksta praktiškai. Turbūt vafliukai čia. Dar kažkas, etatiniai paspirtukų nuomotojai, o daugiau kaip ir nieko. Veiksmo žodžio alėjoj nebėra. Bet nieko. Rytoj geresnis oras, ateisiu pagrot. O dabar einam iki senojo molo, bet tuo tarpu galim pasidaryti, kaip čia kas atrodo aplinkui. Žmonių nemažai. Labas. Kaip tik sakiau, nėra muzikantų ir jau atsirado muzikantas su akordeonu ar harmonika. O mes dabar einam link tilto, saulė dar kažkaip aukštai. Pažiūrėsim, gal sulauksim saulėlydžio, jeigu ne, tai pakelsim droną. Gal virš debesų pavyks pakilti, jeigu dar debesis matysis. O čia Močiučių Express. Močiučio restorano dar vienas padalinys Šventojoj. Tai yra Roko Galvono, jau dabar žinomo lietuvių šefo Roko virtuvės restoranas. O jisai baigia Kauno maisto pramonės prekybos mokymo centrą, mokyklą, kurioje aš jau eilę metų dirbu meno būrelių vadovu ir rinkodaros srityje. Tai jisai baigia būtent virėjo specialybę. Tai va, nedidelis tas pasaulis. Visur surasti savų veidų. Apsiginklavau techniką. 360 kamerėlę viršui. O čia dabar filmuoju su Osmo Pocket 3. Pažiūrėsim, kas gausis. Nu ką, jau jūra čia pat. Einam pabandyti per kopą praeiti. Štai ir jūra. gražumėlis, labai faina saulė.
Išlindo į vakarą, matysis ir saulėlydis, manau. Tikrai labai gražu. Ir einam dabar prie molo. Čilina žmonės, iš viso labai šilta iš tikro. Aš kažkaip galvojau, kad dabar bus pajūry labai šalta, nes praeitą savaitę, kai grojau Šventosios alėjui, tai sušalau, net ir golfo buvau užsidėjęs ir termo bliuzoną po apačią ir striukę ir bliuzoną dar ant viršaus ir vis tiek šalau ir drebėjau. O dabar atrodo čia labai šilta. Tikėkime, neįlūšim, čia tie akmenys tokie ne visi stabilus. Matau priekį kažkokie paukštukai. Svarbu nepargriūt. Bandom lipt. Bet šiandien bangų labai nėra, tai ten gal gale to vaizdo ir nebus. Nes būtent pernai filmavau savo naujausios dainos klipą Krantai. Tai ten buvo didžiulės bangos, dabar tų bangų kaip ir nėra. Tai nežinau, kaip čia kas bus. Bandom eit toliau. Blemba. Čia tie akmenukai tokie slidesni gali būti. Gal ne visai tos kėdus susidėjau su lygiu padu, reikėjo kažką tai sugrublėtų padu. Bet man atrodo, tokių neturėjau visi pas mane su lygiu. Čia dabar Šventojoj, tai bandom taip eit, gal kaip nors nenuslysim. Čia va, pro visokius tokius reik pralindinėti. Va. Tu blema. Nu jau toliau. Toliau truputį jau rizikinga eit, nes slidu. Nebent labai plokštumom. Bet čia ir pernai panašiai buvo. Ne, čia jau slysta labai. Jau labai slysta. Norėjau iki to vandenuko daeiti, kur ten prieki. Bet jaučiu, kad sunkiai daisiu. Čia visur, nebent per grublėtus tokius akmenis, gal kaip nors. Nu va, atėjau. Slidus tie akmenukai labai. Ten toli kažkaip tai nesinori rizikuoti eit, nes labai slysta kojas. Bijau, kad nukrisiu. Bet gal ir surizikuosim, nes ten tokios bangos fainos. Arba su dronu praskrisiu.
Manau, tikrai fainas gavosi praskridimas su dronu. Per visą šitą tiltą gaila, kad debesis aukštokai buvo ir negalėjau virš debesų iškilti tai. Bet tas vaizdas, manau, tikrai buvo nuostabus. O dabar jau saulė leidžiasi. Dar truputį paeisiu į priekį. Kiek čia dabar tas slidumas leis, nežinau. Pabandysiu, bet nežinau, ar čia pavyks kažkas, bet tikrai čia slidok. Šitas tikrai bus tas slidus. Kažkaip tiesiai koją reikia dėti, kad nenuslyst. Norisi pasiekti bent jau vandenį ant šito molo. Jau jisai čia šalia. Jau taškosi. Čia viskas apsemta. Va taip atrodo. Tenai kormoranas tupi. Ir dar vienas tenai. O kai aš pernai filmavau klipą dainai Krantai, tai kormoranas atskrido prie pat manęs ir tiesiog tupėjo viso filmavimo metu. Bandžiau aš jį paglostyti, bet matęs, kad nelabai nori kontakto, bet jisai tiesiog nebijojo, sėdėjo ir palaikė man kompaniją. Čia bandau kiptis rankomis, nes tikrai slidu ir tie akmenys purvini kažkokie. Tuoj prasibrausim. Čia anksčiau buvau užsilipęs ant šitos atbrailos, bet jau tokie papuvus, labai judanti. Baisu būtų, netgi man būtų baisu sulaužyti, kad ir nedaug sveriu, bet kažkaip nedrąsu, nelipsiu. Bandom eiti toliau. Na, jau čia nėra ką bandyti, čia tiesiog reikia eiti ir tiek, nes jau pagrindinė ta vieta sunkiausia, kur slidus akmenis. Čia jau ganėtinai stabilu. Nebent koks judantis akmuo patenka, tai... O, drežiukas prabėgo, man atrodo, apačioj. Hei, girdit mane, matot mane. Aš ateinu. Oi, kaip sušilau. Na va, grįžau. Pavyko labai fainas drono kadras. Gaila, kad virš debesų nepavyko pakilti, bet manau, kad tikrai kadras pakankamai vertas dėmesio buvo. Tas praskridimas pro visą tiltą, ten paukštukai dar, žuvėdros, man atrodo, kirai.
praskrido pro kamerą ir tas gražus, dar ne saulėlydis, bet jau link saulėlydžio, tai gražios spalvos dangaus labai, tai manau pavyko gražiai. Šiemet pajūryje užnešė labai daug dumblių ir kvapas ir vaizdas.